Žiūrėkite, vienintelis kuras, kuris dar nepabrango, kai buvo prieš karą tokia kaina. Nu, prieš Irano karą, taip ir yra. Prašau, CNG, dėkitės, montuokitės, pigiai važinėsit. Ašigalių gatvėje Kaune yra dujų degalinė, metano dujų degalinė. Tai yra ne tas pats, ne naftos dujų LPG, o CNG. Kai buvo prieš karą, taip ir yra. Pilkitės. Tarp kitko, fūros, autobusai pilasi, važinėja. Bet ne čia, jie kitur pilasi. O gal ir čia pilasi. Fūros, prašau, dėkitės, pilkitės. Manau, kad greitų laikų kuras tikrai neatpigs. Karas susitęs. Gal po kelių metų tik tai atpigs. Taip kad kažkur jeigu į automobilį, tai gaunasi 10 km vienas šitas kubas susidegina. Nu tai 100 km gaunasi kažkur 10 eurų. Nu. A kiek kainuoja šitą įrangą įsidėti? Pas mane iš originaliai, iš gamyklos. Toks vamzdis, va. Tokios va dujos, va. Vienintelis kuras, kur yra nepabrangęs dar. Nei kiek. Nei 1 centų. Nei 1 centų nėra pabrangęs. Va, tu užsipili ir kiek pravažiuoji? Aš už 26 eurus 303 kg. Jo? Bet aš lakstau, žinau. Tapką duodu konkrečiai. Bet vis tiek su dizeliu greitesnė mašina, ar ne? Leba, tai pas mane benzas čia. Tai benzas jo, bet 1,4 pas mane vapšė čia. turbina yra? Jo, jo. A, tada jo, tada... Va. Bet tai čia 200 atmosferos slėgis, čia nebaisu tau, taip, žinai, nu... Su kuo? 200 atmosferų čia eina. Kas čia gali būti baisus, čia gamykliška, Volkswagenas pagamino čia taip. Čia ne taip pat šūda rankė, Volkswagenas sudėjo. 20 dabar kubų susipylė, 203 eurai ir 300 km. 302, 300 kem, jeigu Su Volkswagenu. Nu, tai gaunasi, kad kokius 6 kubus į 100 km. Gaunasi kažkas tai jo. Čia fūros dujas pilasi taip pat.